Ir noriu išsiaiškinti, ar tai garantinis ar negarantinis remontas turėtų būti, nors šitam stogui yra 7 metai. Na ką, fiksuojam įrodymus. Tarp grebėstų žingsnis yra 36,5 cm. Ir klausimas, ar šitas stogas turėtų būti garantinis ar negarantinis. Jam yra 7 metai, nuolydis 19 laipsnių, tai minimalus nuolydis šiam stogui. Ir priklausomai nuo nuolydžio čerpių pasikeitimas priklausomas, ar pasikeis 5 cm ar 10. Tada 19 laipsnių, tai turėtų būti tarp grebėstų 31 cm, kad čerpės pasikeistų daugiau. Ardomės ir randam va, štai tokius dalykus. Kadangi čia daug auga medžių, tai užsikiša tarp užkanto. Ir čia, kaip matote, yra tik vienas užkantas. Kitose čerpėse būna jie du. Kadangi tik vienas vanduo patekęs į šitą tarpelį, čia jeigu prilindę žemių, lapų visokių, jis neturi kaip nukeliauti į apačią ir peršoka per užkantą. Arba kitas variantas, keliaudamas čia, kadangi nėra didelis prakeitimas, čia tik centimetras, čia prisineša irgi šiukšlių ir tada atkeliavęs vanduo vis tiek yra sustumiamas po čerpėmis, matosi, bėgimo žymės. Šiaip brokas kaip ir neuslėptas, realiai jam turėtų galioti 5 metų garantija, nes nuo apačios viskas matosi, tik tu nežinai realiai, kiek tos čerpės yra pasikeitę centimetrų.